Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedo astrologė. Jūs esat mano kanale vedo astrologė lietuviškai. Aš niekada negalvojau, kad aš tapsiu kada nors mundaniniu astrologu. Mundaninė astrologija tai yra astrologija apie valstybės, apie kažkokius socialinius reiškinius. Dabar tas vyksta ten Irane, ten tokie globalūs, sakyčiau, ten tokie dalykai. Tai ką, kaip sakant, pasivadinai voverušką, tai lyg krepšį. Tai prisieina ir man apie tai šnekėti. Aš labai daug čia taip nešnekėsiu, vis dėlto ta valstybė yra toli, kaip sakant, ir tas mentalitetas jų visai kitoks. Ir mums ten taip viduje suprasti ten tuos visus ten jų, ten tuos įvykius, tai irgi yra sudėtinga. Kas mums įdomu, rezultatas koks jis bus ir kaip tai gali paveikti ten ir Europą, ir tą Trumpą, ir šitą, nes nuo jų tai mūsų valstybės, tai, kaip sakant, gyvenimas labai stipriai priklauso. Taip atrodo, kad mes čia tokie nepriklausomi esame. Iš tikrųjų, tai labai priklausomi. Štai, čia yra šito Irano horoskopas. Kylantis ženklas yra liūtas. Nes valstybė tokia, jinai, kaip sakyti, tokia sustiprė, tokia tapatybė, tokia suvereniteto tema ten pas juos tokia labai, jinai visiems tenais aplinkui tenais aiškina, kaip reikia gyventi. Bet šitas, retro Saturnas šitoj lagnoj yra. Tai karminė prasme tai yra, tokia sunki pradžia, toks istorinis, toks kažkoks tai spaudimas tenais. Ir iš tiesų, kada ta valstybė tik susikūrė, tai ten 79 metais jie ten tą savo pasiskelbė, ten tą respubliką, o 80 metais tas karas su Iraku prasidėjo. Ir ten toks labai sunkus, toks iki išsekimo šitą. Nes Rahu šitą irgi rodo tokius stiprus, tokius nuosmukius, kažkokius pakilimus, gali būti staigus pakilimai ir dideli tie nuosmukiai tokie. Ir šitos Lagnešas, šitos kylančio ženklo šeimininkas liūto, Saulė, 8 name. Taip, kad krizės tos dar su Marsu, taip, kad tokia jinai ten, tai su aplinkiniais kariavo, tai su savo liaudimi kariauja šitą, tengi žiaurus, tie šitie slopinimai, tų visų maištų ten tų. Ir šitas kombinacija Saturnas ir Rahu, tai vadinasi tokia šrapit joga, vedinė astrologijai. Tai ko gero pati blogiausia joga, kokia gali būti. Ir kaip ta valstybė pradėjo tą savo, kaip sakant, kada nuvertė ten tą šachą, ten pradėjo tą savo, taigi ten irgi baisiausios represijos, ten tos visus generolus, ten to šacho, ten tos visus ten išžudė, nes, aš žiūrėjau ten tą Wikipedijoje, ten nuotraukos sudėtos šitą, ten tos, kas ten priešinosi šitiems tai revoliucijai, tai jų ten tos visus irgi išžudė. Taip kad, toksai mentalitetas visai. Nes taigi pas mumis juk irgi Lietuvoje, tai kaip mes ten 90 metais, kai ten, ten keletą žmonių žuvo šitą iš tų gynėjų, bet kad ten tuos visus tenais pirmosius sekretorius, ten kas nors ten žudytų, ar ką, Brazauskas gražiausiai savo, kaip sakant, kiek jisai vadovavo. Po to jau nepriklausomai Lietuvai ir dar daug žmonių apie jį labai gerai atsiliepė šitą. O ten, matot, visai likimas, visai viskas kitaip yra. Ir čia ne vien tik tai tavo šrapit joga šitą. Čia dar yra taip vadinama Kala Sarpa joga. Matot, čia yra Rahu. Tam kylančiam ženkle, o Ketu, tavo ašis, ta karminė ašis. Ir čia nėra jokių planetų yra. Visos planetos yra susikoncentravusios vienoj pusėje šitą. Tas irgi duoda jiems tokį, sakyčiau, tokį. Ir tos kombinacijos, jos būtent sustiprina ten tuos tokius istorinius lūžius kažkokius, tai kažkokius karminius ten tos tokius pokyčius, tokius. Ir tos situacijos, jos dėl ko ir keičiasi, taip labai greitai šitą. Ir ta valstybė eina tokia, nelinijiniškai ten, kad kažkaip gražiai ten po biškį ten tobulėtų, bet tokiais šuoliais tokiais.
tai jie krenta į bedugnę, tai jie vėl ten pakyla. Ir už tai va tie va tokie konfliktai, va tai jie neišvengiami. Prie tokios, nu čia tikrai labai sunki kombinacija yra. Ir va tavo šrapit joga, jinai principė, va kaip tose senoviniuose raštuose, kaip jinai skaitosi kaip prakeikimas. Tai va kažkokia ta, nu, ten tagi kaip, nu kaip ten pagrindinai pas juos yra persai. Tai kažkokie tie persai, ta tauta neša kažkokį tokį, nu, kažkokius karminius dalykus, kažką iš praeitų tų gyvenimų. Ir be to, va, tas Rahu, kada yra va, tame, nu, čia vis tiek yra valstybės identitetas. Jisai būtent rodo tai, kad va, ten daug tų visokių tautų, tengi visokie tie kurdai, beludžiai, ten dar ten kažkokie, tai ir šitas, nu, dar tas kitas tautas, dar 9 namas gali rodyti, čia yra Avinas. O to Avino šeimininkas Marsas yra kartu su Saulė. Saulė pirmo to valstybės to identiteto šitą ir tas irgi. Taip irgi gana, nu, akivaizdžiai rodo tos, kaip sakant, struktūrą būtent tos valstybės. Ir Marsas su šituo, su Saulė, 8 name tų visų krizių, tai visokie ir tie kariniai konfliktai, ir sakau, ir su liaudimi tenais šitą. Dabar dar jie tenais, nu, Iranas labai ten ilgai ten tos proksi savo ten turėjo ir ten palaikė ten tą Hezbollah tenais, ten husitus, ten paskui Gazoj ten tos, ten. Tai būtent Rahu, čia Saturnas, nu kaip čia daugiau 3 namas šitą, ta rodo tokius, nu, visokius tos proksi. Ir Saturnas tą 3 namą eksportuoja aspektuoja, nu, iš 1 ir Marsas aspektuoja iš 8. Ir Marsas dar 9 namo šeimininkas susijęs su ideologijom visokiausiam. Tai Rahu, čia rodo tą tokią nestandartinę, tą tokią, nu, poziciją, kad, nu, tokia nestandartinė strategija šitą, gebėjimą veikti per tokius visokius tokius slaptus, tokius kanalus šitą. Nu ir tokia ta vadinama geopolitinė manipuliacija šitą. Nu ir kadangi Marsas čia aspektuoja ir Saturnas aspektuoja, tai visas tas toksai, nu, toks, kaip sakyti, tai taip įrodo tą tokį, nu, tokį, kad jie daro tokį netiesioginį spaudimą, darydavo, tiksliau pasakyti, tokį netiesioginį spaudimą šitą. Ir per tokį konflikto išnešimą ten už savo teritorijos ribų, ne savom rankom, kaip sakant. Tai grinai toksai proksi, tas modelis, astrologinė prasme šitą. Sakau, aš ten apie jų vidinius tokius dalykus, tai aš ten nežinau, ten negaliu apie tai šnekėti, bet tai, ką mes ten matydavome, taip ką ten tie visokie tenais, ekspertai tenais pasakodavo, tai šitie dalykai, jie taip, akivaizdžiai matosi šitą. Ir tas jų, tas 7 namas, jis nėra toksai, kad būtų, čia nerodo tokio atviro karo, atominė ta bomba rodo, bet tokio atviro karo čia nėra. Štai jie taip ir jiems tas atviras karas per brangus yra matomai šitą. Nes čia Merkurijus, antro namo šeimininkas, 8 čia neturi ryšio šitas, nu tik tai 9 namo šeimininkas Marsas, 8 turi čia įtakos. O Merkurijus, čia yra 11 namas, irgi tam tikri resursai yra. Šitas 2 namas, tai jie neturi ryšio čia su tuo 7, reiškiasi, sakant, jie taip gudriai taip ir kariaudavo šitą per kitus šitą. Dasikariavo, kaip sakant. Štai, čia yra dabar šitas metinis horoskopas, čia 25 metų yra, nes ten visi tie įvykiai vis tiek prasidėjo, tai 25 metais taip stipriau šitą. Tai lagna kylantis ženklas yra mergelė, mergelės šeimininkas Merkurijus šitam 7 name, čia debilitacijoje, dar retrogradinis. Taip, kad kažkokie tokie
tokia labai silpna ten nu, stabilumas toksai silpnas labai valstybėje šitą. Taip štai ten tas vidinis nepasitenkinimas ten toksai, ten kažkoks taip gavosi ten. Ir kadangi čia vat yra visas tas labai daug planetų laborinis spaudimas, šiandien toksai, nu, toksai kažkoks tai konfliktai, tai visi čia labai va taip akivaizdžiai matosi šitą. Nes šiandien ir tas Merkurijus debilituotas šitą, ir Saulė, ir vėl šiandien, kas surezonavo šitą, Saturnas ir Rahu, vėl šita šrapit joga, vienas dalykas. Kitas dalykas, Ketu ir Rahu, vėl šita ašis, ir vėl šita Kalasarpa joga. Matot, vėl čia nieko planetų nėra, o visos planetos likusios šičia yra. Taip kad, kaip sakant, čia visas tai, kas vyksta su to Iranu, tai čia viskas jiems yra tokia karminė, tokia karminė jų tokia situacija. Dabar, vat, ir ten vat, pagal tos visus periodus, tos visus, tai ten irgi labai akivaizdžiai atrodo. Tiesa, vat, Marsas čia yra silpnas toksai, jisai yra, nu, debilitacijoje irgi. Nu, tik tiek, kad Jupiteris pas juos atėjo 9 name, jis aspektuoja tą Lagną, tai už tai tuos matomai taip ir išsaugojo, kad ten jie, tada, vat, kai subombardavo, tada ten, tais, nu, 25 metais tenais, ten Izraelis juos bombardavo, štatai ten biškai bombardavo, taip nedaug labai, kaip sakant. Nes va tokia apsauga ir yra. Dabar, vat, Mėnulis 8 name. Mėnulis tauta ir grinai vat, pagal tas, nu, tas visas periodus ten tos, tada kaip tik ir įsijungė šitą, vat, kada vat, šių metų pačioj pradžioj, kai ten tie visi protestai, kai buvo nuslopinti šitą, tokie labai žiauriai, nes, nu, yra šitas Avinas šiandien 8 name, vat, šitas Marsas, Avino šeimininkas, debilituotas, vat, ir jisai vat, nu, aspektuoja čia vat, 7, 6, 8 savo tuo aspektuoja 6 namą, paprastai 6 namas rodo šitos vat, protestus visokiausius vidinius tokius šitą. Ir čia šitos 6 namo šeimininkas yra Saturnas ir Rahu. Nu, jie būdavo, vandenį, jie abudu yra šeimininkai. Vat šita va, šrapit joga, šita taip ir suveikia. Nu, vat Munchas, čia kaip energija visa vis dėlto 10 name, tai čia visa ta valdžia šita. Nu, kaip ir valdžia turėjo tokią, nu, veikimo laisvę, kaip sakykime, ne? Bet čia niekas nespektuoja, nieko, nu tik tiek, kad jinai šitas šeimininkas dvynių, čia yra dvynių šeimininkas, vat 7 šitam. Šitas retrogradinis ir šitas debilituotas. Ir vat retrogradinis tai pasikartojantis įvykiai. Taigi jie tikrai, čiagi ne ten tų protestų pusės ir anksčiau buvo, kur būdavo taip žiauriai jie slopinami šitą. Ir vat šitą visą situaciją, nu šitas, nu, Marsas šičia, tas, jisai, nu, atsakau, 6 namą ir 7 nespektuoja, tik tai 6 namą aspektuoja šitą. Bet jisai yra va šito 3 namo šeimininkas, čia Skorpionas yra. 3 namas tai vat įrodo tos visus tokius, kada nu, kaimynai ten iš išorės. Nu, čia yra Liūtas, va 12 irgi, vat. Nes pavyzdžiui, nu, Izraelį galima skaityti kaip kaimynų, ten tas pats regionas šitą. O štatai tai vat jau kaip ir jau šitą, vat, Liūtas ir Saulė šitam 7. Taip, kad tas konfliktas čia jisai matosi, tik tiek, kad jisai, nu, bet nieko tokio, vat, kad ten kristų ta pati ta valdžia, čia nieko tokio nėra, prasme, kad liaudis nieko ten nesugebėjo išsikovoti. Ir be to, vat, jeigu paimti patį, nu, tą pagrindinį Irano šitą tą horoskopą, tai dabar pas juos eina Ketu ir Saturno periodas. Vat vėl šitą ir Kalasarpa įjungta ir vat, tas, kadangi ta šis va šita yra įjungta, ir vat, tas Saturnas įjungia čia visas šitas va planetas šitą. Taip, kad čia viskas yra labai dėsninga jų tame horoskope. Bet vat, kadangi yra Saturnas, tai vis dėlto, nu, ta prasme, kad, nu, jisai čia va, daug kur dalyvauja šitą.
Tai vis dėlto tas konfliktas, jisai kaip, jisai staigiai prasidėjo, keturių principą davė tą tokį staigų prasidėjimą, bet iš kitos pusės jisai bus toksai ilgas ir užsitęsiantis. Marsas yra silpnas, taip kad jisai, nebus ten kažkokio plataus, kaip sakant, tas toksai platus maštabas toksai. Ir dar šitas Marsas debilituotas tame 11 name ir jį Rahu, kada aspektuoja šitą, tai yra problema su sąjungininkais. Ir ten, nesutarimai, matomai, pačioj toj valdžioj tenais yra ir tokie kažkokios strateginių tų sprendimų klaidos šitą yra. Ir tas pervertintas savo jėgos naudojimas šitą. Ir, ir klaidingi taktiniai žingsniai. Ir ten aš kiek paklausiau, kad jie ekspertai, kaip šneka, tai irgi savo, kad jie daro tiesiog tokias taktinės klaidas šitą, labai daug tų klaidų šitą. Tai Rahu ir Marsas. Tos čionais būtent įrodo tas taktinės klaidas ir tų sąjungininkų nebuvimas toksai. Nes 7 namas šiandien toksai labai stipriai pažeistas. Ir tengi ir tie rusai ten keistai tenais pasislėpė visi tenais. Jokie sąjungininkai nieko jų čionais dabar ir nepalaikė šitą. Taip, kad kai nėra sąjungininkų, tai aišku šitą. Taip, kad jiems šansų kažką tai čia laimėti, tai čia tikrai nėra. Dabar jeigu pasižiūrėti šiandien šito Ajatolos mirtį tai čia taip jisai nelabai čia gerai matosi, čia, tiek, kad tas akcentas, Munchas yra 10 name šitą, tas Munchas šitą. Tik tai turbūt geriau matytųsi iš šito 10 namo išklotinės šitą. Nes yra tas kylantis ženklas yra, Avinas, Avino šeimininkas yra Marsas 8 name šitą. Ir dabar, o dar 10 plus namo, 10 išklotinės, 10 namo pati aukščiausia ta galva jau ta yra ožiaragis su Saulė. Ir tada ten grinai Saturnas čia aspektuoja šitą tą patį tą. Saturnas aspektuoja tą 10 ir kartu jisai aspektuoja 2 ir 7. Tai vedinės astrologijai tas mirtijų, tai mirties, tie, kaip sakyti, tie namai, tai yra 2 ir 7. Tai Saturnas, jisai čia ir davė. Ir kitas dalykas, Marsas 8 šitą. Ir kaip tik ten tie, kaip tie periodai šitą yra, tai čia buvo įsijungęs Saturno ir Marso šitas periodas. Dabar jie įsijungė ir nes tik, kad čia visą tai įvyko šitą. Bet matomai jau tas Ajatola, jis jau nebebuvo ant tiek jau ten toks, taip sakant, jau labai svarbus, kad taip jau tame pirmame tokios labai aiškios tos jo mirties čia nesimato. Čia aiškiausiai tai matosi tas toksai konfliktas labai didžiulis. Tik tiek, kad tas konfliktas, sakau, Marsas, kadangi yra silpnas šitą, aš ne čia rodau, reikia. Kadangi tas Marsas čia yra silpnas, tai tas konfliktas, jisai bent jau tai 25 metais, tai jisai nebuvo čia toksai labai jau, kaip sakant, stiprus šitą. Pabombardavo ir išskrido. O iraniečiai pasakė, kad mes laimėjome. Tai toks Marsas šitą. Bet jau, aišku, šitam šitas video greičiausiai niekam bus neįdomus. Mūsų Lietuvoje tai visiems įdomu tik tai Žemaitaičius. Žemaitaičio video nenulipa dar iki šiol žmonės. Bet gal koks vienas ar kitas žmogus pasižiūrės. Nes, kaip tos kombinacijos vis dėlto veikia ne tik žmogaus, bet ir valstybės likimą šitą. Ant kiek matosi, kada tos blogos tokios yra, kaip pas juos vyksta viskas. Ačiū Dievui, kad mes Lietuvoje neturime tokių sunkių
kombinacijų ir tikėsimės, kad viskas čia su mumis bus tvarkoje. Nu tai va tiek, va tai pakol kas, nu, iki.